O dabar dar vienas mūsų laidos mitas. Tiems, kurie labai bijo dirbtinio intelekto, ar tikrai dirbtinis intelektas kažkada pakeis specialistus? Ar įmanoma, jog architektus pakeis dirbtinis intelektas? Pabandykime sugriauti šį mitą. Dirbtinis intelektas architektūroje atsirado ne staiga. Tai buvo natūralus technologijų vystymosi rezultatas. Viskas prasidėjo dar 1956 metais, kai buvo oficialiai pristatyta dirbtinio intelekto idėja kaip mokslo sritis. Iš pradžių tai buvo tik teorija ir paprasti skaičiavimai. Tačiau architektūroje kompiuteriai pamažu pradėti naudoti projektavimui ir brėžiniams. Vėliau tobulėjant technologijoms, dirbtinis intelektas tapo pagalbininku architektams. Jis padėjo automatizuoti rutininius darbus, analizuoti duomenis ir siūlyti sprendimus projektavimo procese. Šiandien situacija dar labiau pasikeitė. Dirbtinis intelektas gali ne tik padėti, bet ir generuoti pastatų vizijas, modeliuoti aplinką ar net kurti visiškai naujus architektūrinius sprendimus. Pristatome šio mito herojų. Aš esu Rokas Mazuronis, architektų gildijos vadovas, architektas. Dirbtinis intelektas architekto nepakeis, bet suteiks naujus įrankius ir priemonės, kaip galima spręsti klausimus, kaip galima bendrauti ir bendradarbiauti. Ir dabartinės technologijos, tokios kaip BIM-inio, jau girdėto daug kartų, technologijos sugrįžminimas su GIS-inėm technologijom ir susiejimas su dirbtinio intelektu, duoda galimybę labai greitai ir efektyviai sulyginti duomenis, gauti išvadas ir patikrinti įvairias hipotezės. Dėl to vietoje tiek administruojant miestus, tiek architektams dirbant arba netgi prižiūrint gatvės įstaigoms priimti gerus, informuotus ir pasvertus sprendimus. Plius dar dauguma apskritai miestų ar pastatų, jie pereina į skaitmeninio, dvynio režimą. Tai yra, kad to vietoje tiek miestai, tiek pastatai, jie keliasi į debesų aplinką, kuriuose galima ne tik kaip dabar įprasta, kad projektavimo metu ten būna trimatė erdvė, bet taip pat jinai būna panaudojama pastatų priežiūrai, naudojimui, duomenų apsikeitimui. O gali, aš dabar tai bandžiau, kad aš aišku tai praktiškiau norėčiau išgirsti pačiam, kai esi architektas, tai viską supranti, ar ne? O aš kai nelabai ko suprantu, tai aš pabandysiu išversti savo kalbą. O pavyzdžiui, jūs galite, nežinau, ten miesto, pavyzdžiui, Roma, miesto centre kažkoks labai senas pastatas ir užduoti ten jūsų programoje dirbtiniam intelektui, ar nenukris to miesto pastato stogas ant aplinkui vaikščiojančių žmonių. Čia yra variantas toksai. Mes galime to vietoje, naudojant nuskanuotus duomenis, pasinaudojant galingą ASBIM cloud sistemą, padaryti nuotolinį virtualų susitikimą, apžiūrėti, ten sujungti įvairius žmonės, pradedant ten kokius savivaldybės žmogum, baigiant inžinieriumi ir virtualioje erdvėje, kaip panašiai kaip buvo tas, kaip Facebooko metaverse ar kažkas tokio. Ir grinai panašių principų, visą tą iki milimetro tikslumą kartu žiūrėti, pasidalinant. Jūs vieni mato tą pačią programą ir mato tą pastatą, ne? Ne taip pat, pavyzdžiui, kaip yra su AK software tais sprendiniais, tai to vietoje matosi, to vietoje ir kur kiti žmonės tuo metu apžiūrinėja tą pastatą ir tau, pavyzdžiui, jeigu kažkokią vietą kažkas neduoda, tu gali pasidalinti savo vaizdu, kaip tu matai, iš kokio rakurso tą vietą, sudėti savo pastabas, tas, ir kiti to pasidalimo dalyviai, jie irgi gyvai matys tą pačią informaciją ir matys tą, ką tu matai. Tai už to vietoje tai yra labai patogus bendravimo ir duomenimis apsikeitimo metodas. Pirmas dalykas, kad jis yra gyvas, betarpiškas, ir antras dalykas, tai tu tiesiogiai matai ir jeigu reikia, kadangi visi tie duomenys būna sukelti didelio tikslumo, iki milimetro tikslumu, tai leidžia labai tiksliai pasižiūrėti, pasimatuoti, pasigilinti ar dar kažkas. Tai jeigu iškiltų toks klausimas, ar kažkas nukris ar nenukris, tai labai išsamei apžiūrėti, pateikti savo, argumentuoti ir pagrįsti natūrinę informaciją labai galima paprastai greitai. Tai gerai, kokios dar technologijos naujos? Kokios yra dar naujausios tos technologijos, kuris nepakeis architekto, bet įrankiai, kurie padės greičiau, efektyviau dirbti?
Vienas iš populiariausių, žinoma, kurį dabar žmonės jau pradeda labai naudoti, tai vizualizavimo programas, kur pakeičia tas O kaip grafinis anksčiau buvo, medžiagos. piešdavo su pieštuku? Ne, anksčiau irgi, bet anksčiau būdavo Anksčiau reikėdavo įsikelti, parengti medžiagas, visus kitus dalykus, kad gauti gražų fotorealistinį efektą. Dabar to vietoj viskas daug paprasčiau, greičiau. Kaip? Tiesiog įkeli, pavyzdžiui, gali piešti nuotrauką, eskizą ranka padarytą ir programa iš to iškart padaro labai įtikinamą fotorealistinį tą paveikslą. Dabar didesnis potencialas yra būtent didelių duomenų kiekių valdyme, tas vadinamas tas daiktų internetas, kas irgi yra. Tai yra, kad... Čia naujos specialybės? Čia yra iš naujų specialybių. Taip, tai čia, kaip ir kadangi atsiranda nauji projektavimo, statybos, pastatų valdymo metu nauji duomenų šaltiniai, nauja medžiaga, atitinkamai reikia naujų žmonių su naujomis žiniomis, kurios tuos duomenys valdytų. O čia netinka dirbtinių intelektų, kam reikia naujų žmonių? Ne, vis tiek, dirbtinis intelektas tai yra įrankis. Taip pat, kaip būdavo, kaip irgi per pramoninę revoliuciją, kaip staklės nepakeitė žmonių, bet pasikeitė tiesiog žmonių savybės, kurie dirba su staklėmis. Tai su dirbtiniu intelektu projektavime irgi. Jis be jokios abejonės žmonių nepakeis, bet pasikeis savybės ir kokius tu užduotis sprendi, kaip tu jas formuluoji ir atitinkamai su kokių duomenų šaltiniais tu gali prieiti. Tai va tos naujos specialybės. Atsiranda modeliavimas, BIM vadyba. Taip. Ir BIM integravimas į pastatų statybos procesą bei pastatų gyvavimo ciklą. Tai gerai, o tai pavyzdžiui, vat jūsų partneriai, ne, Italijoje, Taip. Jie jau daro tos dalykus, ar ne? Pavyzdžiui, vat kokį pavyzdį galite pasakyti iš šių darbų? Visiškai neblogą pavyzdį kaip Petro Povilo bazilikos skaitmenizavimo ir vertingųjų savybių dokumentavimo projektą, kuriame toje vietoje visa Petro bazilika buvo nuskanuota iki kiekvieno mažo kryžiuko tikslumu. Ir toje vietoje jis buvo išskaidytas į atskirus objektus ir elementus, kur kiekvienas elementas buvo susijęs su Vatikano archyviniais dokumentais, kur, kada, ką užsakė ir kas jį padarė. Ir tokiu atveju tai yra daug darbo ir kitas momentas, kad pats to proceso unikalumas buvo, kad duomenų masė, šiaip normaliai, jeigu to vietoje nesinaudojant su tai specialiais naujos kartos programinės įrangos sprendiniais, būna nepakeliama atskiram kompiuteriu ir tiesiog nėra tiek vietos, o naudojant tais moderniais debesijos sprendimais, to vietoje nukrenta reikalavimas kompiuteriams ir jinai tampa prieinama. Tai gerai, ar jūs sutinkat, kad pavyzdžiui, yra žmonių, kurie sako, kad oi, tas dirbtinis intelektas atims iš mūsų protelį, mes patys jau nebemastome, tik viskas čia su dirbtiniu intelektu, bet kita vertus, tai mes prieš kiek čia metų arkliais jodinėjom. Tai žinai, negrįšim žirgais joti. Čia kaip, kai skaičiuotuvai atsirado ir irgi sakė, kai atsiras skaičiuotuvai, žmonės nustos skaičiuoti. Jie moka mintinai žmonės vis tiek skaičiuoti, bet tiesiog pats tas mastelis pasikeitė. Tiesiog tokiu atveju, jeigu tu turi skaičiuotuvą, tai tu to vietoje jau biškutėlį sprendi kito lygmens klausimus su ta matematika, o ne kaip stulpeliu du skaičius sudėti arba padalinti. Tai nebūtinai reikia išlipti iš elektrinių mašinų, iš lėktuvų ir grįžti prie arklių. Ne, tiesiog, bet ta prasme, kaip bus elgiamasi, kaip bus bendra, kaip apskritai formuluojami ir sprendžiami klausimai, tai tas tikrai keisės. Taigi, mitas, kad dirbtinis intelektas atims darbą iš architektų, tikrai paneigtas. Jis nepakeičia, o papildo. Tampa dar vienu įrankiu kūrėjo rankose. Idėjos vis dar gimsta žmogaus galvoje, o dirbtinis intelektas tik padeda jas greičiau pamatyti, išbandyti ir įgyvendinti.